vėl mes čia. Taigi, eilinis savaitgalis, esam vėl sodybėliai. Šios dienos planas iš tikrųjų yra tęsti aplinkos tvarkymo darbus. Tai radau ant trimerio, nusipirkau pjūklą medžiam pjaustyti. Tai mintis šiandieninė yra kokia. O čia va, šitam kampe, kur dabar yra baisiai čia apšepę viskas, yra šakų krūva, kurią sukrovėm tada, kai pjaustėm sodą. Tai vat mintis yra tokia, užsikurti šiandien šitą krūvą ir viską susideginti. Ir iš tikrųjų, va čia va tą visą brūzgyną, nežinau kiek čia šiandien eis, nes iš tikrųjų yra realiai šiandien ne kažką ir šiaip tai bandyt va tą, nes čia va šitoj vietoj yra dar tvenkinukas. Tai vat mintis yra tokia iš tikrųjų, kad pradeda lietus lyt. Tai vat, žodžiu, kol dar visai neužlyjo, varom biškį kažką tai pasidarysim, žiūrėsim, kas čia mums šiandien gausis, kaip čia kas čia seksis. Tai vat, važiuojam. Taigi, praėjo 2 savaitės po videoso filmavimo. Tada iš tikrųjų pabuvom kelias valandas ir nieko čia nepasidarėm. Baisiai prastas oras, krūmynai nedega. Daryk ką nori, tai šiek tiek apsipjojom ir išvarėm namo. Šiandien vidury savaitės, kadangi mažiau reikalų, tai tiesiog vėl atvažiavau. Tai ką pasidariau, čia va, aplink tvenkinuką įsipjojau dar kažkiek tai krūmynų. Bet mano trimerio diskas jisai jau nebeima, nes stengiuosi iš tikrųjų dabar, kur pjauna čia tas pievas, pjaut kiek įmanoma arčiau žemės ir vis pagauna žemės ir iš tikrųjų atšipo peilis ir praktiškai nebepjauna, tik tai dūmai rūksta. Tai va, tai tokia situacija, bet po biškį, realiai, vat, daugmaž kažkur tai čia yra sklypo kraštas, tai vat, jau. Va ten, vat, kur matosi žolė žalesnė, tai vat, visas šitas brūzgynas, visas po truputį mažėja. Ir kai sumažės visai, tada jau ir ta žolytė normaliai čia augs, nebebus brūzgynai. Ir man bus pačiam smagiau. Iš tikrųjų, blemba tų slyvukų, tai jie kaip velnio augalas. Blemba jie čia auga greičiau negu žolė iš tikrųjų. Ir jų čia tiek daug yra. Atrodo, kad vat, nebuvo, bet yra. Tai ir šiandien irgi nuo pat ryto iš tikrųjų, nes šiandien, kai atvažiavau, buvo lauke -4. Irgi šiaip tai bandžiau užkurti laužą. Laužą niekaip nėjo užkurti ir su benzinu ir ką aš čia tik tai nedariau. Bet galų gale lauželis dega ir ta krūva po truputį mažėja. Tai vat, iš tikrųjų prakaitukas muša ir nuo to, ir nuo darbo, ir nuo tų krūmynų. Ir ką, darbai vyksta. Tai kažkaip po truputį, manau susikūrensim. Čia tą visą šiukšlyną. Čia iš tikrųjų į tą patį laužą keliauja ir ūkinio rąstai, nes rąstai yra tiesiog jie supuvę, subliuškę. Jos kažkur tai išvažinėti aš nematau jokios prasmės, nes realiai tai yra ta pati mediena, kurią čia galima sukrauti. Tai vat po truputį ta pakrantė jau įgauna vaizdelį. Tai vat, nežinau, ar ten kitose video rodžiau, bet va čia vat, o dabar gal kai biškį apsipjovė, labiau matosi. O čia yra toks tvenkinukas, aišku, jisai čia apaugęs visas krūmynais ir nėra jokio vandens, bet manau, kad išsivalius, pasigilinus, jisai tikrai turėtų
būti vandeningas, nes ir pas kitus kaimynus čia aplinkui 2 km spindulių irgi pilna tų tvenkinukų ir visi jie turi gyvybės, turi vandens. Tai vat, tokia situacija. Tai vat, šitą ketvirtį praeisiu ir tada liks vat anas brūzgynas pagal žemynę. Tai atrodo valai. Čia mes šeštadienį, kai buvom, atrodo vaikštai ir jokios naudos nėra. Tai va dar reikės atsivežti iš tikrųjų ir rimtesnį benzapjūklą. Vat nors čia iš tikrųjų labai skanus obuoliai, bet tas medis vargšas jisai, vat aš jį išpjausčiau, bet jisai vis tiek jau jo kadencija baigėsi. Ir ten buvo vienas susuktas vėjo, tai irgi šiaip obuoliai tų senųjų medžių žiauriai skanus, bet nu ir ten pakraštys dar ten tokie krūmynai auga. Tai dėl tų krūmynų kol kas nežinau, nes iš tos pusės pareina vėjas, tai gal ten visai ir neblogai, kad jie čia yra. O čia vat, jeigu žiūrėt pastatyti kamerą tiesiai, tai vat matos nuolydis link to tvenkinio yra. Na, manau, šiam vakarai bus gana. Nes jau pradeda temti. Darosi šalta, sukyla vėjas. Bet užtat nebedaug beliko iš tos krūvos. Iš tos didžiosios krūvos liko va tik tai keli nudeguliukai. Baigė rusent. Užsigesinu iki galo ir trauksim namo. Gana čia jau šiandien šaltis. Aišku, kol stovi prie laužo, tai šilta pakankamai. Fainai, bet kažkaip visą dieną nebuvo vėjas, dabar ant vakaro sukilęs, laukai va tokies, ten šiandien mačiau ant kalniuko stirnos ganėsi lakstė. Šiaip iš tikrųjų fainai, kad aplinkui žmonių nėra, tyla, ramybė, tik tai, kad tą visą aplinką, visą tą šiukšlyną, viską reikia susitvarkyti, bet nieko. Viskam savas laikas ir viskas yra sutvarkoma. Manau, šiam kartui tiek.